Nu, tai labą dieną visiems, labas aušrelė, ačiū tau, kad sutikai, atėjai į pokalbį, galėjai tam skirti laiko ir noriu tiesiog pakviesti tave pasidalinti tema apie mitybą, tema, kuri pakeitė šiek tiek ir mano pakoregavo gyvenseną ir kaip žinau, ir tau atnešė irgi naujumų, naujų pokyčių ir suvokimų ir kaip suprantu, to žydėjimo išskleidė fiziniam kūne, tai medicinos mediumas, ne, šitą mitybą, Mhm. nes pajutau tokį vidinį žinojimą vienu momentu, kai savitarpio pagalbos grupelėj žmogus paklausė, kaip padėti žmogui, kaip ir su tuo klausimu vakare kažkaip iškėliau jį kūrėjui, nuėjau miegoti ir man aiškus atėjo vidinis žinojimas, kad vienas iš savipagalbos būdų yra medicinos mediumas, tai mityba. Mityba, Mhm. ir gal ir platesnė čia ta tema, ir santykis į fizinį kūną, santykis į maistą, net galim paliesti, kaip čia išsiskleis. Ir kadangi žinau, kad tu paskutiniu metu aktyviai domėjaisi tuom ir tuom jau gyveni, tai vat ir pajutau tą vidinę norą pakviesti tave į, į šitą pokalbį. Sveika Dalia ir sveiki visi, kurie klausysit. Tai jo, ta tema iš tikrųjų labai artima ir širdžiai ir pačiai praktiškai pritaikyta. Tai vat kas čia vyko turbūt po naujų metų, tai irgi vyko labai toks vedimas kreiptis į tą vidinį kūną, į tą fizinį kūną. Ir visi žinutės iš tos subtilios erdvės, kad jeigu norit gyventi daug metų, norit ilgai gyventi, tai jūs pradėkit rūpintis ir tuo fiziniu kūnu, jis nėra pakeičiamas, jo neįsidės į spintą ir neišsiimsi naujo. Ir mano tokių žinučių, ta prasme, pradėjo ateiti tokie atsiverimai, tarsi pradėjau žiūrėti savo kūną tarsi kaip į tą brangų daiktą ir kurį aš noriu vertinti, o ne kurį noriu ten nuodyti ar kažkaip žaloti ar kažkaip su kažkokiu to maistu užkrauti, kuris paskui ten turi tvarkytis ir sirgti ar dar kažką daryti. Tiesiog pradėjo keistis požiūris į patį kūną, kad stebėti, kodėl aš noriu valgyti, ar aš tikrai noriu valgyti, ar tai mano kažkokios emocijos nepatenkintos, ar tai man liūdna, ar tai man vieniša. Tai va čia tiesiog ir gal einam link to, sakykime, link tų žmonių, kurie neturi tas kažkokias nerimą, depresijas, dar kažkokias tokias psichinės, sakykime, tas ne negalės, bet tiesiog tokius požymius. Ir vienas, sakykime, iš tų būdų, kai aš irgi buvau tokia pat, kad irgi aš eidavau tiesiog to nusiraminimo ieškoti tame maiste ir tiesiog valgydavai visiškai net nesusimastydama, nors gal ten trečią kartą persivalgai, bet vis tiek valgai, nes liūdna, nes vieniša, nes kažkas viduj kažkokia ten atrodo juodoji skylė, kuri vis nepapildyta ir vis nepatenkinta. Ir tarsi maistas kaip ta tokia iliuzija, kad juo kažkaip bent jau užpildysiu. Bent jau tas fizinis skrandis jau sakys, jau aš jau čia, man jau per daug jau net pykina, žinai. Ir tada, tarsi jau turėtų ir protas sakyti, kad ir man jau užtenka, kad jau aš irgi jau patenkintas, bet tas emocinis kūnas sako, man vis tiek liūdna. Man vis tiek kažkur dar skauda, man kažkas ten dar yra. Bet jo, čia labai lengvai galima įvažiuoti tą emocijų karuselę, kur sumaišom tą tikrąjį kūno poreikį su emocijom. Tai vienas tas dalykas ir čia reikėtų jau turbūt pradėti atskirti, kodėl aš valgau ir ką aš valgau ir ką aš iš to gaunu. Toliau, apie tą maistą, jeigu grįžtant prie medicinos mediumo, tai aš su juo susipažinau gal dar seniau, bet aš jį tiesiog kažkaip perskaičiau, pasižymėjau, man patiko jo, sakykime, jo gairės, jo tas, kad nebuvo tokio griežtumo, kad gana daug ką galiu valgyti, ten tų produktų, ką jisai rekomenduoja atsisakyti, aš kaip ir savo vidujum jau norėjau to atsisakyti ir man kaip ir neberezonuoja tarsi tai į ateitį. Ir tai man pasirodė, kad gana turėtų būti paprasta laikytis. Ir kaip jisai rekomenduoja, tai ne tik kažkokia dieta, ten detoksas ar ten savaitę, dvi pagyveni ir paskui vėl grįžti ir valgai viską iš eilės, bet kad tai turi tapti tavo gyvenimo būdu. Tai, kaip sakant, sudaryti sutartį su savo kūnu ir jau prieš valgant žiūrėti, kodėl aš valgau ten vieną ar kitą tą produktą.
Tai va čia ko gero ir svarbu tas vidinis sprendimas ir tas suvokimas, kad ar ne dėl to, kad išgyčiau dar kažką, bet kad įgyčiau tą sveikatingumo priežastį, tą vat sąmoningą tokį pasirinkimą, kad iš kurių naują sąmoningą santykį su maistu, su savimi, per intuiciją, per tą sąmoningą pasirinkimą, suvokimą, kodėl ir kaip, iš kur, ne, tai ateina į tą tokį vedimas į sąmoningą vidinį apsisprendimą. Nes, pavyzdžiui, aš pati kaip anksčiau, kad tikrai esu turėjusi įvairiausių patirčių ir dietų, ir įvairiausių badavimo, ir su 11 dienų buvusi vien tik su vandeniu. Ir viskas tame yra gerai, bet kai buvo tas darimas iš to trūkumo sąmonės, kad padarysiu tai ir bus tada man geriau, gal dar padarysiu tai ir dar padarysiu tai ir vis tiek ta sveikata kaip ir negerėjo, nors kažkoks laikinas pagerėjimas būdavo, bet būtent ėjimas iš tos trūkumo sąmonės, kad padarysiu šitą veiksmą ir viskas pasikeis. O kaip tik, vat, tik pasirinkus sąmoningai, vat, iš meilės savo, iš pilnatvės savo, iš sąmoningo vidinio apsisprendimo, kad kaip ir tu sakai, kad šitas mano fizinis kūnas yra šventovė. Irgi taip pat mano vidiniai vedliai sakydavo, nu tai aš už tave neteisiu ir nepadarysiu tos mankštos ir tavo kojos nepakilnos. Jo, nori būti pralaidi energetinius stiprius srautus, viena iš sąlygų pasirūpink savo fizinio kūno švara ir pralaidumu. Ir niekas iš kito to nepadarys ir nustok meluoti savo, aiškiai įsivardink, kad kas ir kaip, kodėl tai darai, nu vat susivok. Ir tu gal gali trumpai pristatyti, kas tas yra žmogus, kuris tas medicinos mėlymas, apie ką tai, nes mes tai ir kalbame, aš pati dar nežinau, nes apie tai dar nepasidomėjau, dėl to ir pasikviečiau tave į pokalbį, nes pajutau, kad tu daugiau apie tai žinai ir gali papasakoti. Jo, dabar po ranka neturiu jo knygos, bet kuo jisai man irgi vat patiko, kad jis, sakykime, yra nenupirktas jokių mokslininkų, nenupirktas jokių ten institutų ir panašiai, kad jis yra toks kaip tu ir aš ir dirbantis būtent su savo aukštesniuoju aš, priemantis informaciją per savo sąmonės kanalą, išjaučiantis energijas ir žiūrintis į žmogų į visumą. Ir jo knygoje, kas skaito ar skaitė, tikrai atradot ne vieną mitą, kuris tiesiog sugriovė tai, kur mokslininkai, sakykime, buvo ten daugybę metų pateigė, kad yra tai, bet jis tiesiog pasakė, kad yra kitaip. Ir jis vat nebijo to pasakyti, nebijo paneigti tos tiesos, tai mane tas tuo žavėjo. Ir mačiau, kada jo tiesa vis tiek, kai mes jau esame irgi jaučiantis ir kai skaitai, matai, kad jo tiesa rezonuoja su mano irgi tiesa. O tai, ką mums, sakykime, iš tos visuomenės ar iš tos sistemos irgi yra įdiegta, ką ten turi valgyti, kai ten žuvų taukus turi gerti, ten dar kažką. Tarsi, kad jeigu to nedarysi, tai tu ten jau viskas, jau ten tau visko trūks ir visko tau bus blogai. Tai čia irgi galim grįžti prie to, kad tai yra irgi tas programavimas, mūsų mintis, ko aš tikiu, tai tas yra. Jeigu ten sakys, kad tu mėsos ten nevalgai, tai tu ten geležies neturėsi, tu čia silpnas, tu čia tos. Jeigu žmogus tai priema kaip tiesą, jis įsileidžia savo energetiką, tai jam tai ir egzistuoja, ir jam tai ir veikia, ir jisai tikrai nevalgys tos mėsos ir jam bus tai blogai. Tai vat pirmiausia reikėtų susižiūrėti ir to, kokie mano įsitikinimai yra prisiimti iš kažkur išgirsta, gal gydytojo pasakyta, gal kažkokio autoritetingo žmogaus, kuris tau, kaip autoritetas, jeigu tai pasakė, tai reiškia, nemeluoja, jis nori man gero. Bet kas rodys, kad tai yra tiesa, žinai, tai ką jisai sako. Tai turėtume mes tarsi atsiriboti nuo visų tų, ką mes žinojom ir pradėti klausyti savo kūno. Ir kai man pradėjo eiti tai irgi iš tų subtiliojo lygmens tą informaciją, kad sako, tu gali net valgyti kiekvieną dieną tą patį maistą, bet tu savo mintim tą maistą gali keisti. Tu ten ir vitaminų gali įsidėti. Tai vėl koks tavo požiūris į tą maistą? Tai, kad tu ten suvalgai, jeigu tu valgysi tą pačią daržovę, bet tavo mintyse bus, kad ten yra chemikalai, čia yra apipurkšta, čia yra nieko sveiko nebėra, tai ta prasme jau tada, ką tu nori, tą tu valgyk, tau jau bus tas pats poveikis, nes tau tai bus programa, kad nieko nėra sveiko. Tai čia reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad kas mūsų mintyse, nes tai yra stipriau negu tai, ką mes gaunam.
arba tą patį maistą, jeigu jisai ten yra kažkoks yra apipurkštas, tai mes galim tų pačių minčių ir to savo kūno paprašyti, kad jį apvalytų, neutralizuotų prieš pradedant valgyti. Kad kas turi galią ar galimybę su energijom dirbti, tai gali ir tą maistą apkabinę su savo rankom į jį meilės energijos, palaiminimo, paprašyti, kad mano kūnui tai pamaitintų, į tas reikiamas vietas nuneštų tų reikiamų mineralų ir medžiagų, ir kad aš nuo to tapčiau sveikas ir stiprus. Kas Tai va, nereikalinga pašalina. taip, taip. Tai va čia turbūt yra pagrindinis dalykas, kad koks mūsų požiūris į tą maistą, o ne tai, ką mes valgom. Nes man vat irgi tą tokį jau iš seniai rodė pavyzdį, kad sako, jeigu moteris ten suvalgo pyragą ir paskui 3-4 valandas pati save plaka už tą pyragėlį suvalgo, tai kažin kas labiausiai pakenkia, ar tas pyragas, ar tas plakimas. Taip, bet kuri, kaip sako, jeigu jau darai sąmoningai, tai ir mėgaukis to pyragėliu, gyvenk tą visišką palaimą ir tą patį irgi duoliai sako, kai yra žmonės, kurie rūko visą gyvenimą ir jokių vėžių ar dar kažko ir neserga, jo lab nesakau, neskatinu rūkyti, bet kuris rūkorius mėgaujasi kiekvieno dūmo, ten yra visiškoj nirvanoj palaimą ir per tai, nu ir jisai, kaip sako, išbūna toj. Jeigu tu, žinai, vat ir to kūno struktūra yra skirtinga. Pavyzdžiui, vienas žmogus nusako, aš jaučiu, kad man reikia mėsos, arba man reikia riebaus kažkokio maisto, arba net ir tavo, man atrodo, buvo patirtis, kad sakai, man tiesiog reikalauja riebalų, o man, atrodo, mane pykina nuo riebalų, man reikalauja kažko kitko. Tai va čia ir grįžtam prie to, kad ką tas mūsų kūnas vėl reikalauja, bet aišku, vėl susižiūrėti, ar tai nereikalauja mūsų viduje esantis tie parazitai. Jeigu ten reikalauja saldumynų, tai tikrai tai nėra mūsų tas jau kūnas, kur reikalauja, bet tai yra tas, kuris ten nori to maisto, o tai mes jau žinom, kad ten bakterijos, grybeliai ir tie kirminukai maitinasi tais saldumynais ir tais dalykais. Tai jau suprantam, kad reiškia, jie nori. Tai jeigu, kad suvaldyti jų tą visą invaziją, tai reiškia, jau turim panaudoti kažkokiu, tai ar tu, kaip ten tai vadinasi, tas pelino visokių tų preparatų. Būna tos žolelių tie kamuoliukai visokiausi. Tai vat, padėti savo tokiais, natūraliais, tai, sakykime, nereikia ten tų chemijų vartoti, bet panaudoti tokį, kad tiesiog juos apslopinti ir tada bus lengviau keisti tą mitybą ir atsisakyti ten tų produktų, o tada, ko tu pradėsi valgyti to žalesnio maisto, tai tau automatiškai tiesiog po kiek laiko pasidarys tiesiog, bet net nebebus to potraukio tam kažkokiam saldumynui. Ir vėl, irgi taip pat, netgi subtiliam lygmenį, kai mes išsilaisvinam, kai mes jau, kaip sakau, tas kaltes transformuojam į tas pozityves, įteigiamas, tas energijas, irgi, kiek esu skaičiusi, net ten Kandida Grimelis, ten atstovauja kaltę ar dar kažką, yra irgi tos gilesnės dalykos, tai yra dažnėje fiziniam kūne ir be abejo, ir visi šitie patogenai, jie neužsibūna. Jo, tai vat ir tada yra aukštos tos vibracijos, ir viskas, kai pasižiūri, viskas yra ant tiek susiję, kad čia negali vieno to dalyko pasakyti, kad čia tik maistą keisk, ar čia tik vandenį ten gerk dabar kitokį. Dar vat ką irgi norėsiu paminėti, kad vat ir medicinos mediumas, jisai turbūt vos ne kas antram sankiny, jisai paminė apie tai, apie sunkiuosius metalus, kad būtent jie ir, sakykime, sukelia didžiąją dalį ligų simptomų. O mes jau šiandien žinom, kad tie sunkieji metalai realiai visur, tiek ore, tiek dirvožemy, tiek vandenį, tiek kiekvienam maisto produkte, visur jau jo yra pridėta. Ir vėl, jeigu žiūrint į tą chemiją, kaip tuos išimti, nes jie tai neišsiema taip lengvai, neišsivalo. Jie neišsivalo taip lengvai, tai aišku, ir vėl, ta prasme, jau tada tas žaliavalgiška ta mityba žalių tų visų produktų, nes jis irgi ten yra surašęs tas sąrašas, kokie būtent ten produktai labiausiai ten padeda, kurie išvalo tos sunkiuosius metalus, yra tie ir glotnučiai, iš kai kurių ten tų produktų, kur jisai įvardinęs netgi, kad sunkiųjų metalų valymo kokteilis. Ir tos pagalbos yra daug ir ten, kas žino, fulviko rūgštį irgi galima vartoti. Yra jau tų preparatų, ką irgi iš gamtos galima panaudoti tų sunkiųjų metalų valymui. Ir
Ir Pagrindė vat žalias gyvas maistas, ane? Kas jo, žalia. ten, Puikiausia jo. turi, dabargi pavasaris, tai irgi vat kviečiu visus ir tuo pačiu save sau priminimas. Gręžti Išeiti į lauką, į pasaulį, jo. kaip ten sako, išgyventi užtenka iš to, ką randi, vat išėjęs pievoje ant žemės. Tik reikia išeiti ir, vat, aišku, mūsų tam skonių receptoriam, tiems, kurie nori gauti tą malonumą, tai nėra labai malonu ir motyvuojančiai daryti, bet, bet jeigu vėl mes renkamės, kam paklusti ar leisti tam ten 3-4 sekundžių skonio malonumui nugalėti prieš mano sveikatą, prieš mano kūną, prieš tai, ką aš savo duodu iš meilės ir pagarbos ir noro, kad jis man ilgiau tarnautų. Kaip vienas irgi čia mentorius ir žmogus sako, ir jeigu ir neskanu, aš vis tiek geriu, nes žinau naudą ir žinau, kaip man kūnas atsidėkoja, tai aš va irgi jo įkvėpta ir saliero, nes nekenčiau saliero, niekada nemėgau saliero, po trupučiuką kramsnojau ir jau praėjo, va kokie 2 mėnesiai, viskas, man skaniausias, man kaip desertas salierą čiupčiu, dar kol kas negeriu sulčių, bet jau pasimėgaudama juos valgau į dieną. Man atvirkščiai buvo su salieru, kaip aš sakiau, aš irgi išuosdavau kvapą, tai išbėgdavau jau iš namų, nes galvodavau, kas čia taip smirda. Vat irgi, kai parekomendavo, sako, nu pradėk nors nuo šaukštelio. Tai vat su po šaukštelį, paskiau pusę, paskiau jau stiklinę, tai ir viskas žiūri normaliai. Tai vat irgi, ant kiek tie mūsų skonio įpročiai grinai vat yra pavaldus, nu, laimė yra išdresiruojami, jeigu mes vat tiesiog kažkurį tai laiką padarom per prievartą, per tą fui neskanu, fui šlikštu. Tai sakau, pirmą kartą, kai geriau būtų nufilmavę, kas tai ten komedija būtų galėjus būti ir šaukiau ir šokinėjau ir galvoju, nu ne. O paskui jau geri ir galvoju, kaip skanu, koks tas pajauti netgi tos naudos skonį arba to netgi svorį, netgi toks džiaugsmas, kad aš duodu savo kūnui. Tai irgi pavyzdys, kad viską galim mes perlipti, bet tikrai palei jo mitybą ten mažai tų produktų tėra, kur, sakykime, nu tokių, kur nevalgom, arba ten tikrai būdavo dietų anksčiau, kur ten tokie produktai, kur net, nu nepatinka, arba ten detokse sudalyvavus irgi, nu ten iš savaitės žiūriu, kad kokį vieną patiekalą, kur valgau su malonumu, visą kitą tiesiog gal produktą aš ir valgau, bet aš netokiam tame patiekalė jį naudoju ir netokioj konsistencijai valgau, ir jau man būdavo tas toks, kad nu atmetimo reakcija tarsi ir neišbūdavo, neištempdavo. O čia tiesiog vat, man patinka, kad tau pasako, kokius tu produktus gali valgyti ir tu pats iš jų ruošiesi. Tu gali tos pačius produktus vieną dėti salotas, paskui kokį glutnutį susimalti, kitą kartą pasitroškinti, jeigu ten labai kažko šilto nori, sriubą, bet tu tiesiog pats nusprendi, ką tu su tais produktais darysi. Tik aišku, jisai nerekomenduoja troškinti arba virti arba kepti, kad kuo daugiau tai būtų natūralūs. Ten apie sultis galima, apie glutnučiai tai visokie irgi galima. Irgi tinkami vaisiai visi, beveik, jeigu aš neklystu, vaisiai, daržovės. Ten buvo kai kuris sąrašas, ten prie kai kurių ligų, ko nerekomenduoja jisai ten tų produktų. Bet šiaip tai viską su saiku, ten neperdozuojant. Pasirinkimas gana didelis, ane? Jo. O atsisakyti tai pieninių produktų, miltinių visų, ane, tų kvietinių, Taip. mėsos. Taip, tada ir žuvis ten įeina, ir dar pienas, miltai, žuvis, cukrus, aišku, visi tie saldumynai. Nu, Nu, realiai ir viskas. Jo, be abejo, tie visi alkoholiai, visi tie dirbtiniai produktai. Jo, jisai va dar ir kavos rekomenduoja atsisakyti, nes jisai kava ta dėl kofeino. Nes kofeinas ten irgi jis turi surašęs visą sąrašą, ką tas kofeinas daro nervų sistemai, kaip tai irgi ir su hormonais, jeigu aš neklystu, kad irgi jie kaip ten hormonai jo tas, kur pakyla, nukrenta ir tarsi išgeri, tarsi jautiesi tų energijų gavęs, bet paskiau, kaip sakant, staigiai krenti į tą minusą
to greito indekso tie, ne, tie kaip yra. Net ten greito indeksai tas vienas, bet čia, man atrodo, su hormonu ten yra tas susijęs, kad vat antikščiai išsivargina. Mhm. Kad išgeri, užkyla ir paskui staigiai krenta. Tai va, dėl to jis nerekomenduoja nieko su kofeinu, jis net ir kakavą irgi sako, kad ne, nes jinai irgi turi kofeino. Tai vat, ką aš gerdavau, tai būdavo kava be kofeino, ta augalinė, cikorijos ir tų ir ekologiškų jų, tai pasirinkimas yra irgi iš tokių dalykų. Ten augalinis pienas. Nu, tikrai, sakau, nebuvo tai, kad neturiu iš ko valgyti arba kad nėra ko valgyti. Ten tikrai maisto užtektinai, netgi ir tų saldumynų arba tų sveikuoliškų desertų ten, kad ir tas vaisių juostelės ten susidžiovinus, nu, ta prasme, skaniausi saldumynai. Atulės. Sėklų traškučiai įvairiausi, ne? Jo, sėklos, vat visos galimos, nesukaupė, kad valgymo, nu, tikrai nebuvo tame problemos. Čia tik, kaip sakant, kiek tik sau leis ir kiek atsiversi tam, bet ten receptų daugybės ir kaip aš sakau, leidžia tau pačiam su to maistu, su tais produktais, ką tu galima, tiesiog pasidarai sąrašą, ko ne, tiesiog jau žinai, va, ant šaldytuvo būdavo užsikabintas, ko ne, o visą kitą galima. Ir viskas, ir tada tiesiog užsiperki tų produktų, kurie yra galimi, atsidarai šaldytuvą ir matai, kad yra tik tie produktai, tai reiškia, iš tų produktų ir gaminsi. Tai koks tavo, ką labiausiai mėgsti, kas pasitvirtino ir kokius pokyčius, ne, žinau, kad irgi tu patyrei, ir odos būklė, sakai, pagerėjo. Jo, tai vat kodėl aš pradėjau tą, nes, nu, ten irgi prisimenė, aš irgi nagrinėjau, kodėl man būtent ta oda, mano rožinė, odos problema ir aš galvodavau, kodėl jinai man vis išlenda, ką jinai man nori pasakyti. Ir aš vis nagrinėjau, kad gal tai mano vaikystės, gal ten kažkokios tai traumos, gal ten dar kažkas. Ir paskui man kažkaip netikėtai atėjo tas toks suvokimas, kad aš pasąmonėje savo jau aš seniai norėjau atsisakyti miltinių produktų, ten cukraus, pieno, mėsos galutinai. Ir vis tarsi kažko laukdavau, kad kažkas tarsi turi įvykti mano gyvenime, kad aš to atsisakyčiau. Ir tarsi galvoju, kad gal mano pasąmonė būtent tokiu būdu man ir iššaukė per odą, sakykime, tokią išvaizdą, kad aš jau nenoriu, jau atsisakyčiau. Tai sako, jeigu nori, mes tau padėsim. Tai aš tai priėmiau, kad tai buvo ženklas tame, gal buvo ir iš tos praeities kažkiek, nu, kaip sakant, nepamaišė, kad ten apsivaliau, bet pradėjus keisti tą mitybą, tai pirmas dienas tai buvo dar netgi suaktyvėję, nes kai prasideda vis tiek tas metimas lauk tų toksinų, to visko, kas ten susikaupia, tai paaštrėja visi tie mūsų simptomai, bet po to, po savaitės, nebeprisimenu, gal po 12 dienų jau buvo oda švari, kad jau buvo pasibaigę visi berimai, visi pasausėjimai, pasikeitė visiškai odos būklė. Ir kai pagalvoja, kad ten 30-40 metų dedi į save viską ir čia užtenka 12 dienų, kad tau oda ir kūnas pradėtų gražinti tau džiaugsmą, tai ta prasme, pamatai tą persvarą, kiek ten buvo ir kiek čia te reikėjo įdėti, nu ta prasme, pradedi tą vertinti, kiek yra tas mūsų kūnas stebuklingas mechanizmas, kaip jisai greitai moka, sakykime, atsistatyti, gyti, jeigu tik jam yra suteikiamos tos galimybės, jeigu tik yra suteikiama ta erdvė, tas šansas, sakykime, mane, kad pagaliau ten mane pakeiti mitybą, mažiau valgai, mažesnį kiekį, lengvesnį maistą ir iš karto organizmas sako, valio, yra tarpas, galiu jau pradėti tvarkyti, galiu jau pradėti atsigauti ir tada jisai pradeda tik visų pajėgumų valyti. Jeigu tik žmogus leidžia, tik irgi nežinau, kas yra bandę detoksą, tai jie žino, bet kas net, kad, pavyzdžiui, irgi pradedant tą valymosi laikotarpį, tai, būna visi tie sukyla, tai galvas skausta, tai ten irgi ir pykinimas, kitas ir viduriuoti pradeda, ir virimai atsiranda, ir alergijos sukyla, ir tada žmogus galvoja, kad čia man taigi blogėja nuo to maisto, ką aš čia darau su savim, bet tai čia reikia suprasti, kad čia atėjo galimybė, sako, viskas, dabar gali organizmas mesti šiukšles lauk ir atėjo tas tarpas ir tai reiškia, kad jeigu tai vyksta, tai darosi meta per visur lauk, per visus, kaip sakant, galus, per nosį, per gerklę, per visur, per skrandį
tai reikia tik džiaugtis, tai reiškia, kad kiek buvo visko susikaupę ir leisti, ta prasme, kad kuo ilgiau, nu, šiaip ten neužtrunka labai ilgai, ten 3-4 dienas jau čia ilgiausiai, tas toks sunkusis tas laikotarpis, tas metimo, paskiau viskas stabilizuojant, nurimsta ir pereina tą gerumą, tai neišsigąsti to pablogėjimo tom pirmom dienom, tik reikia pralaukti. Jo, tai vat ir ta mityba, aš pati, kai 7 metus vegetarė buvau, mėsos nevalgau, bet aš prisimenu, valgydavau tas avižinės košės ir man grietinės suvalgydavau vos ne po indelį, po pusę indelio grietinės ir kažkaip ten visai atsitiktinai pas gydytoją padarė, ten cholesterolis užkilęs. Ir tada, žinai, man būna toks juokas, kad vegetarė mėsos nevalgau, bet ten ir daržovės, ir vaisiai, dar kažką, kad vien tik atsisakai mėsos, tai nereiškia, kad tai yra sveika mityba, tą noriu pasakyti. Taip. Ir tos badavimo, vat, pavyzdžiui, buvo tas momentas, kai tikrai organizmas ilgą laiką sirgau, jau buvo perdozuota vaistais ir į tą badavimą kokius 3-4 metus aš ten propaguodavau iš pradžių 1 dieną, paskiau 3, paskiau iki 4 ir tų simptomų po to buvo tas momentas, kai 11 dienų. Ir man gali pasakoti, kad, žinai, nesveika, dar kažką. Tuo metu mano kūnui to reikėjo ir tuo metu tai buvo pats geriausias sprendimas. Ir visiškai ten, vat, kai išgyveni tą savo vidinę tiesą, savilaikiu tuo momentu, tai yra toks tvirtas žinojimas, užtat, kas tinka vienam, tai nereiškia, kad tiks ir tau, būtinai prajausti savo vidumi. O šiandien, pavyzdžiui, dienoje, kol kas manęs dar neveda į badavimą ir visiškai vat, pradėjęs vat, šitą mitybą, aš tikrai su nukrypimais, nes aš ir įsivirdavau ir grikių, ar ryžių, kažkaip labai norėjusi tuo momentu, kadangi žiema buvo, labai man norėjusi to šilto maisto ir kartais valgydavau žuvies, bet netgi tai, vat, vis tiek ten 1, 2, 3 daugiau žalio maisto, po to ateina poreikis, kažką minimaliai suvalgai, šiltesnio kažko virto ir vėl. Tai man labai pasijuto, kad tiesiog nusėmė toks smegenų, tas toks užtemimas, tas rūkas, atrodo kaip aštresnis regėjimas pasidarė, atrodo kažkas būtų miglą praskleidęs, ten kilogramų, 2 kilogramai kažkur nukrito, bet pasijuto ir gyvybinės energijos daugiau ir atsirado to tokio kažkokio netgi ir sakau, labai viskas yra tiek susiję. Ir dar tuo metu ir mankštikės pasidarydavau po 15-20 minučių, prasitampimo pratimai ir visos mano moters dienos buvo be migrenos, kur pastoviai jausdavau ir gerdavau nuo migrenos vaistus ir tas stipresnis tikėjimas, pasitikėjimas ir kaip ir bendražykiam sakau, kiek viskas, kiek fizinio kūno, ta energetika turi reikšmės ir tikėjimui, ir pasitikėjimui, tam energetiniam potencialui. Labai buvo, yra didelis skirtumas, kai esi žemose vibracijose, apsunkęs, norisi miego, galvą skauda, kai kankina ligos, ar kai eini į tą vidinę tokią lengvą būseną ir tas maistas, jisai tik kaip sako, maistas kaip gyvas vaistas, net nesinori skaityti, kaip tas gyvybės šaltinis, kuris tiesiog užpildo ir suteikia lengvumo, pamaitina ir tos gyvybinės energijos duoda. Taip, nes vien vaisiai daržovės, tai jie gamtoje augo, tai jie saulės energiją primaitinti, prigirdyti, kiek ten natūralu, kiek ne, tai čia kitas klausimas. Bet jeigu ateina sezonas ir yra galimybių valgyti tos vaisius, ar daržovės, kur aplinkui augina, tai tokia praleisti galimybę arba dabar, kai gamta atbunda ir viskas žaliuoja ir žydi, ir nebūtinai ten valgyti tą vien dilgėlės kokios nors, bet jas maišyti į kažką galima įdėti, kad ten gal šaukštas bus dilgėlių ir ten paskui bus kokios nors bananas, vynuogės ar ten dar kažkas. Bet bent jau tiek įnešti ir tai jau bus daug, miltelius gamintis, džiovintis tas visokias žoleles maltis į miltelių pavidalo, paskui įsidėti sriubą į kad ir padažą kokį salotų. Tai beveik, kiek ir tų galimybių, kur galima panaudoti, kad nežiūrėti vien tik, kad aš dabar turėsiu griaužti tą kiaulpienę arba tą dilgėlę, žinai, tokią gyvą ir tikrą ir natūralią, tokią, kokią nusiskyniau, kad yra daug tų galimybių, kur panaudoti.
tiesiog domėtis, dabar informacijos tikrai labai labai daug ir plačiai. Tai vienas irgi iš sveikatinimosi kelių ir laimės būsenų, tai irgi vis dėlto yra tas maistas ir kad pasirūpinti savo fiziniu kūnu, kaip sako Dievulis, nepakilnosi už tavęs kojelių, nori, kad galvelė neskaudėtų, pramankštink pečielius, aišku, susižiūrėk savo mintis, emocijas, būsenas, įsitikinimus. Jo, Viskas, čia visas jo, kompleksas. visas kompleksas, bet tų sveikimo kelių ir sąmonėjimų kelių jau gali ateiti, jie ir per pradžia gali būti nuo fizinio kūno ir mitybos, vienam nuo sporto, kitam nuo kažko ten meditacijų, tai daugybė įvairių kelių į tą sąmonėjimą, į tą sveikesnį, geresnį. Taip, ir kiekvienam skirtingai nėra to teisingo kelio, kur kas pajust, nu, kaip ir sako, žmogų būdina įvairiais keliais. Vienas išgirs nuo kažkokios nelaimės, nuo kažkas sugrius, automobilius suges ir jau jisai supras, aha, jau mane mokina, jau kažkur neinu ten, kur reikia eiti, jau einu ne ten, kur reikia eiti. Kitam gal reikės kažkokios ligos, kitam reikės kažkokio praradimo, kitam reikės dar kažkur trinktelėjimo, kol žmogus sakys, nu gerai, jau aš dabar jau rūpinsiuosi savim, jau mylėsiu save, gerbsiu save, vertinsiu. Ir kas tai bebūtų, ar tai mano emocija, ar tai mano bus kūnas, ar tai bus kažkokios mintis, kas ten bebūtų. Ir tas mechanizmas visatos, ar ten kūrėjo, kaip kas be pavadins, tai yra dėsniai, tai yra dalykai, prieš kuriuos nepasiginčysi, kuriems nesumeluos, jie tiesiog egzistuoja, jie tiesiog veikia ir arba žmogus veikia išvien su jais, arba prieš juos ir tada gauna pasiekmes ir belieka prisimti atsakomybę ir jeigu norim gyventi sveiki, dar ilgai ir laimingai, tai turim kažką pradėti daryti bent dėl savęs. Ir tiek. Tai ką? Jaučiu, kaip gražiai įsiskleidė taip meilės erdvė. Kalbant apie paprastus, kasdienius dalykus, taip gražiai skleidžiasi tas tyras meilės rautas, nes tas šviesos šaltinis, tas kūrėjas, ta meilė, ir esame mes, ir mūsų kūnas taip pat sudarytas iš tų gražiausių dalelių. Ir kaip sako, man irgi kaip patikdavo, kai tu grupeliai, berods esi subūrus grupelę, ne? Tai gal pakviesi tų pačių pasidalinti, gal kažkam bus aktualu ir norės prisijungti, nes ten tikrai yra daug informacijos ir hipnoterapijų. Tikrai toks geras savipagalbos būdas. Ir jeigu yra, gal kažkam bus aktuali. Tai tuo metu, kai man irgi jau priejo ta mano pasąmonė, kad sako, tai arba tu kažką daryk, arba tau mes duodam ligą, tai tada galvoju, nu, savarankiškai, kažin, ar aš sugebėsiu ten ilgam pasilaikyti, ir man tada atėjo ta mintis, tai gerai, rinkis bendraminčių, rinkis, kam tai irgi yra aktualu, kam tai irgi rezonuoja ir būk, ta prasme, tas pavyzdys, ta vedlė, kuri veda žmogų per tas 3 savaitės, man atrodo, tada gal pirmas buvo per 4 savaitės, antras per 3, kad ir vesk ir būk kartu su to žmogum ir dalinkitės vienas kito pojūčiais, kaip sakant, būkit ir palaikymu, būkit ir ta pagalba. Ir ten yra ir hipnozių, mes irgi jau žinom, kad ta pasąmonė, tai mūsų visi tie ir įsitikinimai, ir įpročiai senieji, kurie mums dar trukdo atsisakyti kažkokio to maisto. Tai ten irgi tos hipnozės yra apie sveiką kūną, kad aš renkuosi tą sveiką kūną, ar aš renkuosi sveiką maistą, kas saldumynų turi priklausomybę, tai ten hipnozė buvo ir nuo saldumynų, kuri tikrai veiksminga, kas turi ypatingai lakę fantaziją, tai ten dar labiau suveikia. Ir man atrodo, dar buvo ir meilė kūnui hipnozė. Ta grupė tiesiog jinai buvo sukurta tai programai, tam 21 dienai, tai ta informacija ten yra likusi, viskas ten yra, tik tiek, kad aš jau dabar nieko naujo nebeįdedu, nes dabar... Bet ten tikrai yra geras lobyno šaltinis ir kažkam gali būti, kaip nuoroda, kaip straipsnių pasidalinimai, ten gali eiti savarankiai žmogus, iš tos grupelę prisijungęs gali eiti, tai gal tiesiog irgi pasidalinsim. Jo, pridėsim nuorodą. Jo, pridėsim nuorodą
Nu ir ką, ir tada linkim kiekvienam to sąmoningo vidinio apsisprendimo, kad puoselėti tą savo fizinį kūną, pamatyti jame dieviškumą, vidinio apsisprendimo maitinti savo kūną su meile. Jo, ir kai vat, nu, vat, vien skaitant vat, ar kitų žmonių pasidalinimus, nes ten kaip ir paminėjai yra žmonių pasidalinimai, kurie jau praėjo, vis tiek, nu, mes kai tarsi, nu, vis tiek atveidrodžiuojam per tos veidrodinius neuronus, mes kopijuojam vienas kitą ir kaip pat mes pamatom, kad kažkam tai pavyko, kad vat, kažkokie rezultatai mus vis tiek viduj kažkur ten Uoja, sumaigo, taip, labai sumaigo kažkokius motyvuoja. tos taškelius ir mums, ta prasme, mes tarsi pradedam tikėti, tai gal jeigu jam pavyko, tai gal ir man pavyks. Ir tada pradedi dar domėtis. Tai tiesiog žiūrėti per lengvumą, eiti per smalsumą, kad aš tiesiog noriu pažiūrėti, noriu paskaityti, noriu pasidomėti. Jeigu aš nuo to darysiu kažkokius žingsnius, keisiuos gerai, jeigu aš dar nepasiruošęs, tai irgi dar yra gerai. Tai reiškia, man dar reikia kažkokios patirties, kad aš tai daryčiau. Bet nu, vat, būti smalsiem, būti lankstiem, domėtis ir net nežinosi, kada ir kur perskaitytas sakinys, būtent išaugs tą vidinį aha momentą, kad sakysi, va, dabar aš jau supratau, dabar aš jau darysiu. Ir tiek žmogui ir tai reikia. Taip, ir draugystė, bendrystė tikrai smagiau, užtat atrodo, per tą paprastą tokį pokalbį, vėl priminimą, vėl tokio sukilo banga, wow, eisiu tų žolelių prisiskinti. Jo. Ir taip gera, žinai, tame būti taip saldu ir kaip gera va, turėti tą patirtį, va, nu, tokį patirtį, tą patyrimą. Ir labai vat norisi vėl, žinai, pasidalinti tą savo patirtimi, kad eiti tai sąmoningai, ne iš tos trūkumo jausmo, ne per kaltę, ne per savigraužą, kad ten ir per kažkokias destruktyves tas mintis, o iš tos naujos, tos naujo suvokimo, kad iš to naujo patyrimo, iš pilnatvės, kad galiu ir tai renkuosi ir tai darau. Ir jeigu kaip ir mano atveju, jeigu ten visiškai 100% ir nedariau taip, kaip Aušra mokino ir vedė, nu ir kas, ir buvo momentų, kai valgiau žuvį ir labai to reikėjo ir netgi pasidžiaugiau, kad, vat, nu, jaučiu savo kūną, vat, selės cysta, dreba, nu, ir renkuosi eiti. Nu, gerai, kol kas dar valgau, jeigu man to reikia, ir pasimėgauju ir vėl toliau tęsiu ramiai. Taip. Nu, be to smerkimo, be kaltės, eiti į tą, va, tokią, į tą naujumą, į tą naują santykį su maistu, į tą naują pažintį su maistu, į naują pažintį su savo kūnu, kaip vat atliepia tą patyrimą, į tą sąmonėjimą, kaip tų įsitikinimų pajautimą. Iš tikrųjų, tai tas klausimas, ne kas čia to nori maisto, ar tai yra įprotis, ar iš įpročio, ar tai nori kažkuri mano dalis, ar tai čia užpildau kažkokią emociją, iš kur. Nu, vat į tą tokį vat žingeidumą, sąmonėjimą, susivokimą, eiti su lengvumu ir džiugumu ir iš to naujo, iš tos naujos kuriančios asmenybės, iš to naujo aspekto, iš tos pilnatvės sąmonės, kad tai darau su meile, puoselėju ir savo kūną ir su meile jis atsako trykšdamas sveikata, sakydavo Luiza Hay. Man tai, Taip. nu, tai vat gal šią gražią gaidą ir sakau. Ačiū tau ir visiems, kurie buvo su Jo, tiesiog vat, irgi norisi paantrinti tau, kad nu, jeigu mes mylėtumėm save, jeigu mes tikrai vat, vertintumėm save, taip pat pradedant nuo tos, jeigu aš myliu save, arba pagalvot, vat, nu, žmogų kažkokį, kur žinau, kuris myli save, ar jis tikrai, nu, ta prasme, taip su savim elgesi, kaip aš elgiuosi. Tai tiesiog pradėti nuo tos minties, tai kaip elgesi su savo kūnu, mylinti save žmogus. Ir jeigu aš taip dar nesielgiu, tai kas man trukdo mylėti save, kas man trukdo priimti save. Bet irgi kalbėti su savim, su savo to kūnu, kaip su mažu vaiku, su geriausiu draugu, kuriam nori viso ko geriausio. Tai vat ir klausk, kas tau, kodėl tau taip skauda, ko galiu tau padėti, ką aš galiu tau duoti. Ir ieškoti tos pagalbos, vat ir Dalios grupėje, tai nu, begalinė pagalba, kur tiesiog leiskit savo atsiverti, leiskit savo pasakyti, kad nu, man šiandien yra blogai, man šiandien reikia tos pagalbos, mane užpuolė emocijos, man liūdna, tai vat leiskit tiesiog tam būti. Nes aš žinau, kad yra galimybė ir anonimiškai paskelbti įrašą, jeigu nėra nu, draugų ar kažkokios kitos, sakykime,
priežastis netrukdo. Moterų bendrystė, tavo Taip. irgi dar viena grupelė, ne? Apie Jo, moterų. tai ir ten yra Yra galimybės. irgi galimybės ir šiandienoje vis dėlto iš tikrųjų toks yra džiugus ir atviras tas pasaulis, kad, nu, kai ieškai tos pagalbos, kai išdrįsti savo įsivardinti, nu, yra tos galimybės, tai reikia žengti tą žingsnį ir pagaliau, nu, patikėti, kad esi vertas, Mhm. kad saugu yra padaryti tą žingsnį, nes pirmas kartas gali būti, nu, toks, žinai, kad aš nevertas, kad aš trukdysiu, arba dar kažkur kažkas, žinai, visokių būna tų mūsų Mhm. klišių, kad gal Jo, nes vat tokios ypač jeigu patirtis, kažkurio, žinai, kažkur kažkas nepadėjo, ar griežtesnį žodį pasakė, ar taip nedrąsu, žinai, nepažinu. Nu, bet ir pagaliau tie pagalbos telefonai, dabar, nu, vis tiek tokia yra plati pagalbos sritis, kad yra nes gera. jeigu žmogus, va, kai vat būna toje aukos pozicijoje arba tame jau visiškai praradime vilties, kai jam atrodo, nu, nebėra dėl ko bet gyventi, nebėra dėl ko stengtis, tai jam yra iš tikrųjų sunku pačiam paimti ir ten ar paskambinti, ar parašyti. Tai bent jau tie artimieji, kurie yra šalia, kurie mato tą tokį žmogų, tai vat kažkaip vat irgi rasti tą būdą ar tą priėjimą arba tą pasakymą, nes jeigu vien vat pagalvos apie tai, kad jeigu jūsų aplinkoje yra toks žmogus, tai tiesiog supraskit, kad jų visa ta vidinė, sakykime, būsena reikalauja tiesiog būti pamatytam, būti išgirstam, būti priimtam ir vertinam toks, koks jis yra, bent jau šią akimirką. Vien tokia pagalba, kad aš tave matau, aš tave girdžiu, aš tave suprantu, aš esu šalia. Aš gal net nieko nepadarysiu, bet aš tiesiog vat suteikiu tau erdvę būti tau tokiam dabar, jau tam žmogui gal atpalaiduos ir leis, sakykim, kažką pamatyti. Gal ateis ta mintis, kad, nu gerai, gal aš jau einu dabar kažkur parašyti, gal aš jau einu kažkur paskambinti, nes jau aš pajutau tą tokį, kaip sakant, kad yra dėl ko tai daryti, nes vat nors vienas žmogus atėjo ir man, nu, tarsi įkalbėjo, įtikino, kad aš tikrai esu vertas dar gyventi, aš tikrai esu daugiau negu aš pats apie save galvoju šią akimirką. Mhm. Tai vat nenurašykit, nes tie žodžiai yra iš tikrųjų, gal jums atrodys ir net nenatūralūs, arba, kaip sakant, net nejausit jūs tai sakydami tam žmogui, bet jūs bent jau stenkitės, bent jau darykit, nes tam žmogui tai yra žodžiai gelbėjantis gyvybę. Nu, tai čia jau ir ko gero atskiras pokalbis, Jau atskira jau tema sekanti mūsų, kaip išlaikyti visų pirma pačiam šalia esančiam žmogui tą ramybę, kad gebėti tai Taip. priimti, išlikti toj ramybėje ir toj tvirtybėje, bet gal ko gero čia kažkada sekančiam pokalbiui, Gerai, nes mudvi tikrai rasim ilgai kalbėti apie ką. taip, čia be pabaigos tos temos. Ir ačiū tau, Aušrelė, tada nuorodas tavo grupelį dėsim Mhm. po komentaru ir sakau, iki pasimatymo, vadinasi. Dėkui ir tau, Dalia, ir visiems, kurie klausysis, sėkmės. Būkit sveiki ir laimingi. Iki. Iki.